labai įdomus šitoksai tepalo paėmimo kažkoks tais principas, veikimas, straubliukas. Aš kaip ir įtariu, kaip jie čia padarė, visai smart turbūt. Neįdomu, kaip tiksliai veikia ta sistema, kad oro nepatrauktų, tai paskui į siurblį dar įsigilinsim tepalo. Bet principė, čia va, yra straubliukas, kuris čia va, gali patraukti tepalų. Tai čia principė šitoje vietoje viskas plaukia tepale, kai mes duodam gaziuko. Stovint vietoje, manau, kad čia tikrai nėra tiek tepalo, kad tas straubliukas galėtų tvarkingai traukti ir turėti ką patraukti. Bet jeigu duodam gazo, tai čia iki šitos vietos, kiek suteka čia tepalo po šitų oil scraperių, vintage trėjum, tai jisai visas ir lieka čia, nes tiesiog gravitacija tai veikia. Ir tada smagiai tas straubliukas ištraukia jį. Reiškia, čia taip pat kaip SPM4 praktiškai padaryta. Yra du siurbliai. Vienas šitas siurbliukas jungiasi į tą straubliuką karteryje, kur yra. Viskas, kas ten tepalas gale yra kažkoks tais, jį atvaro čia į priekį ir išpurškia per šitą skylutę. Taip reiškia, papildo aktyviai tą vietą, kur paima jau į variklį tepalą, kad variklį teptų. Nes čia va ta pačio yra antras siurblys. Geras sprendimas. Keista, kad tik tai šitam variklį, kur čia, aišku, čia 7-tukė, tai aš galvoju, kur jisai dar buvo, dar 8-tukė dar buvo, ne, 12. Tai va tokie reikaliukai, renkame atgal. Blokelio plokštumos nušlifuotos, galvos irgi padarytos. Šiek tiek liko čia dar tokių debesėlių. Dabar žiūrinėjau tą plokštumą, tai šitą pusę, sakykime, viskas ok čia. Didžiausias bobikas likęs, tai sakykime, šičia yra, bet čia net greičiausiai toje vietoje neina tarpinės tas žiedas, kur sandarina grinai, kompresinis dalykas. Tai šita pusė ok, bet šita, kuo toliau žiūriu, tuo man labiau nepatinka. Prasme, šičia tikrai, čia jis kažkur tas juodulys, kur sandarina nuo kompresijos. Čia viena vieta vėl, čia daug vietų. Čia vėl tarp cilindrų, čia irgi. Prasme, čia yra laiko klausimas, kada prapūs čia, kada prapūs tarp cilindrų. Aš iš tikrųjų nesuprantu, kodėl jie nenuėmė normaliai. Žodžiu, vešim vėl, kad tiesiog nuimtų daugiau. Tai blogiausiu atveju dėsim storesnę tarpinę, arba išskaičiuosim ir ten viskas bus galbūt ir gerai. Bet spėju, kad čia reiks nuimti kokią 0,2 bendroj sumoj. Ir tada jau turėtų čia viskas apsilyginti jau. Aišku, kažkur vis tiek liks. Čia yra tokių gilių labai korozijos paveiktų dalykų. Bet, negali būti ypač aplink gilizės. Negali būti tokių dalykų. Svarbiausia, aišku, toje vietoje, kur eina tas metalinis įspaudas, reiškia, ten yra pats sandarinimas degimo kameros. Tai ten visa kompresija, visa apkrova, taip sakant, visas darbas galvos tarpinės, dėl ko ją, kaip sakant, prapučia ar dėl ko jinai dažniausiai feilina ir reikia ją keisti ir tvarkyti. Jeigu čia būtų, tarkim, nežinau, tarp šitų dviejų kanalų čia kažkur ta korozija, tai čia tuo labiau, kad yra plotas, kur viskas švaru yra, tai čia jau sandarins viskas gerai, o kad čia biškidas įskverbs ant antifrizo, tai jis vis tiek eis tik tai iki čia. Bet čia jau, kur yra grynai kompresija, visa apkrova, svarbiausia vieta, laiko klausimas, kada prapūs. Gal nebus labai greitai, bet esmė, kad bus. Tikiuosi, kad dėdės vėl ant manęs nesupyks, kad aš noriu, kad gerai jie padarytų ir nereikės man mokėti antrą kartą už įsistatymą į stakles. Žodžiu, tikiuosi, kad tai susikalbėti, nes čia nesąmonė, nežinau. Nesuvokiu, aš vienintelę priežastį matau, dėl ko jie nešlifavo čia daugiau. Tai už tai, kad šitą galbūt pirmiau nušlifavo, čia 008. Ir kai šitą šlifavo, žiūri jau 0,1 ir vajezau, tai dabar gal reiks aną pusę statytis, kad vienodai nušlifuot. Tai paliekam taip. Nežinau, aš tik tokį variantą įsivaizduoju, kuris yra lazy motherfucking piece of shit. Nieko verta priežastis. Nuvešim, nušlifuos, bus gerai, bus ramu. Tai ką turim? Dar nušlifuotojai yra 0,3, tai iš viso 0,4 jau arti pusė milimetro nušlifuota. Aišku, nemažai tikrai. Bet dabar jau turim vaizdą, kuris panašus yra į tiesą. Dar yra tokių spirgučių. Aišku, jie dabar tai jau visiškai nesijaučia, nieko neapsičiuopia. Bet čia jau galima gyventi. Jau čia galėčiau ramiai miegoti naktį. Tiksliau galėsiu miegoti ramiai naktį.
taip kad nepalikit bloko drėgmėje atvirų dekų, ir galvutės. Žodžiu, esmė, kad ta korozija įlenda giliau negu atrodo. Man 0,4 mm atrodo, kaip taip išvis įlyst, bet nieko. Tai dabar tik tai, kad problema, galima sakyti, kad greičiausiai reikės tarpinės storesnės ir greičiausiai ją reikės gaminti. Tai lygiai tas pats ir šičia. Galima buvo šitą nešlifuoti, tarkim, dėti standartinę tarpinę, bet prieš tai aš vis tiek norėsiu susidėti stumoklius ir pažiūrėti, kiek išlenda, susimatuoti, koks suspaudimas gaunasi, kiek ten tas skuišas, kiek arti galvutės stumoklis gaunasi. Ir visus dalykus tada spręsiu, kokios tos tarpinės reikia, gal kažkur kitur ten pamodinti, tarkim, stumoklį pašlifuoti, gal logiškiau, arba gal nieko nereikia daryti. Aišku, geriau būtų nekelt suspaudimo, nes su originaliu kompu, tai čia tiesiog problema su to kompu, kad ten nepavėlinsi degimų. Nebent čia būtų kažkokie planai su programuojamu kompu. Turime tokią nemažą čia problemytę, tiksliau dvi. Viena ir antra. Sriegiai grinai įkepę, įpuvę, įkorodavę ir tiesiog nejudėjo ir nulūžo, žodžiu. Tai nežinau, kaip seksis čia iškrapštyti, nes čia ne tas variantas, kur priveržiant sulūžo ir tada tiesiog su krapštuku gali išsukti tą sriegį. Čia jisai grinai sriegis įsėdęs. Gali būti nemalonus reikalas. Žiūrėsim, vienaip ar kitaip. Tai bandysim turbūt pradžiai įgręžti ir įkalus žvaigždutę išsukti. Jeigu žvaigždutė nulūž, tai labai blogai bus, nes žvaigždutė nelabai norės gręžtis. Kažkaip tai bandom nesulaužyti žvaigždutės. Pakalimas irgi kažkiek atšutins gal. Iš tikrųjų gal virint, netgi bandyti reiktų logiškiau, nes atkaitintų dar. Reikia pagalvoti, bet aš labai tingiu virint. Tiksliau labai nenoriu virint. Nepatinka man virint su kiempu. Nagi galvutė nelūžk. Būk gera galvutė. Kažkaip čia nenori nieks vykti. Čipės. Nebečipės. Ką, čia dabar mes prasriegėm principę į 5 mm, tai čia dabar turėtų būti likęs tik tai aplinkui sriegio liekanos, taip sakant, to varžtu. Tai aišku, to centro neaišku, kiek mes čia tiksliai pasigavom ir kažkiek tai jo čia nebus tiksliai. Žodžiu, reikia bandyti iškrapštyti dabar kažkaip liekanas ir tada išvalyti sriegį su sriegikliu. Stengiuosi kuo rečiau tokį dalyką daryti, nes sriegio vis tiek pasižeidžia gręžiant, tuo labiau, kai nepataikai tiksliai į centrą. Bet čia šiuo atveju tai čia jėgos nėra didelės, kad reikėtų kažkokios prisukant. Ir šiaip kiti variantai rizikingesni. Ir blogiausiu atveju galim prasriegti mes į 7 sriegį, tai tiesiog čia 7 varžtai sukti. Lievai čia biškį gaunasi, neinu to sriegio iškrapštyti. Esmė, kad jau visur biškį likę, bandyčiau sriegti, tada jisai atsipalaiduos, užsiskersuos ir gali būti, kad sriegiklį nulaušiu. Nežinau, kaip čia taip gavosi, bet pusė varžto, kur likę yra, tai jisai ir likęs, ir šonė jau sriegio prasisriegė, tada kitas šonas čia jau jeliumą sriegis, pasislinkė, žodžiu, tas varžtas, bet sriegis dabar kaip ir yra, nieks čia neužstrigo, neatšoko, neprasisuko. Tai čia bus ir gerai, bet, žodžiu, toks metodas nelabai man patinka, nes tiesiog kažkoks dar senas varžtas, tiesiog įmarina ten, geriau nebūtų ten. Kitus čia irgi reikia pravalyti sriegius tiesiog, nes sunkiai atsimenu, kad sukusi. Alrighty, su sriegiais išsisprendėme ir dabar ką, reikia viską išsiplauti. Tai tepimo taškai, čia eina per visą variklį, per visą bloką. Tepimo taškelis, atsisuksim šičia, atsisuksim manam gale, tokia pati yra propkė.
ir, supranti, prasiplausim tepimą visą, prižiūrėsim tepimo kelią, praeisim, žodžiu, viską, kad neliktų niekur nieko. Čia irgi, aišku, šlifavo tą bloką, tai ten zindrų turėtų būti likę, nors ir plovė, bet visada būna likę kažkiek tais. Ir neaišku, ar dabar po pakartotino šlifavimo irgi plovė. Nesvarbu, žodžiu. Esmė, kad visada reikia pasiplauti viską iš naujo, prasižiūrėti. Ir tada galima bus galvoti apie rinkimą. Tai, principė, dabar dėsim ant stovo, prisisuksim. Prieš tai gal tik atsisukti reikia tą prapkę, nes sunku bus prieit paskui. Aha, buvo čia reikaliukų. Literaliai visą dieną čia smaginomės su tais stūmokliais. Čia visa problema kabutėse, kad jų yra 12, o ne 4 ten ar 6.
Bet jo, viskas susidėjo, tai reikės žiedų tarpą susimatuoti, susižiūrėti dar. O šiaip tai parengta kišti į variklį ir toliau eit prie galvų. Tai čia kitos dienos projektas. Ten, kaip matyt, ant kai kurių stūmoklių buvo žiedai įkepę, taip kad reikėjo kaitinti, kad jie atšoktų tiesiog, nes neįmanoma buvo iškrapštyti. Bet žodžiu, viskas išsivalė, pasidarė. Susimatavome čia tokius visokius dalykėlius. Tai stūmoklių tūris. Reikės, kad apskaičiuot suspaudimo laipsnį, kiek jisai nukrypsta nuo originalo. Stūmoklis išlindęs virš deko maždaug 1,1 mm. Čia dar pasimatau visus 4 kampus. Tai čia 1,06, čia 1,1, 1,12 ir 1,08. Tai kaip matom, priekis ir galas yra skirtumas. Nežinau tiksliai, ar šlifuojančiai jie kreivai nušlifavo, ar čia tiesiog tai buvo. Gali būti, kad ir buvo, nes čia per 0,04 mm arba 0,04 mm skiriasi. Tai nieko čia kaip ir nekeičia. Dabar žinant arba idealumo norint, tai galima čia lyginti, bet čia šiuo atveju dar daugiau šlifuosim, tai nesmė, kad jokios prasmės. Tiesiog yra nuimta nemažai 0,4 mm tas paviršius, jau užlenda nemažai tas stūmoklis į viršų, tiesiog reikės tarpinės storesnės, manau. Dar pasimatuosim kiek originaliai, bet greičiausiai kažkas apie 1,7 ten bus milimetro ir tokiu atveju lieka 0,6 mm nuo stūmoklio iki galvos.
Tai yra jau toks sportinis variantas, toksai biški jau nelabai saugus, sakykim. Tiksliau einant link to nesaugumo. Reikėtų, kad kažkur būtų apie 1 mm tas atstumas, tada būtų optimalus. Bet aišku, čia ne tik mums tas dar vaidina, mums aplamai bendras suspaudimo laipsnis, nes gali būti, kad jisai bus vis tiek per didelis su tokiu atstumu. Tai reikia daryti didesnį jį, nes originaliai didesnis būna, nors ir taip būtų geriau, kad mažesnis. Tiesiog variklis performintų geriau, bet kadangi vėl turime tos kompus originalius ten viską, tai nieko mes čia negalim modint. Reikia daryti stokinį tą suspaudimą. Tai ką, pasiskaičiavom, pasimatavom, kiek galvutės degimo kamera, 29 kubikai, žodžiu, išsivedus visus reikalus, gaunasi suspaudimas 9 beveik. Originaliai buvo 8,8. Tai kaip ir jokios tragedijos, viskas ok, bet kadangi originalus kompas ir plus, kadangi dar radom, kad tarpinių yra storesnių šitam ir dar kaip tik jų niekam nereikia ir jos dabar su akcija. Keli dinozaurai likę, tai žodžiu, paimsim, jos yra storesnės per 0,38 mm ir viskas, nereikės čia jokių kostum dalykų daryti. Kągi čia turime? L-ringo, supranti, tarpinį. Viską kažkaip uždengta, tik tais neaišku kodėl. Kai atverti, randi, kad čia yra GOC. Žaidėjai, žaidimėliai, žaidimukai. Na ir surinkom variklio praktiškai daugiau, gal net negu buvo, kaip pradėjau mardyti. Sumetėm galvas, čia apačios nerinkau, nes noriu kartu grandinės sudėti ir iš karto tada jau dėti normaliai tuos dangtelius visus iki galo. Nes dabar užmetęs tik tai dėl šitų 2 varžtų viršutinių, kurie spaudžia dangtelį šitą, kuris jau yra ant hermetiko pastatytas viskas. Tai tiesiog, kad prispaustų ir hermetikas būtų ištryškęs, nes jei būtų sudžiūvęs neištryškęs, tada priveržiant, jisai ištryštų, gali būti, kad nesandarintų toje vietoje. Žodžiu, esmė, kad noriu sudėti pilnai grandinės čia viską ir ant galvų su ant duverenėlių užkabint sustatyti, kad nesimakluotų tos grandinės, kai buvo išardant. Nes aišku, įmanoma čia apačios uždėti, tada šitą dangtelį prisukt, čia nieko dar palikti jas kabančias tik tais, bet tiesiog nepatogu. Dar reikės atsirinkti kakliukus velenėlio, neaišku kurios galvos ir ten, žodžiu, viskas sumaišyta. Bet kalbant apie atsirinkimą, tai dabar žaidžiam ir su varžtais.